Norėčiau, kad mūsų gerbiamas Vidas Bizauskas, kaip pirmininkas, tarptų kokį tostą kolegoms, nes kitos progos manau, kad jau nebeturėsime. Taip, kad žengtok čia ir ką nors mums gražiai su taurė rankoje pasakyti, kad daug kas taurės turi. Aš manau, kad man jų nereikia. Nereikia, kaip man, šauk garsiai, nes ten negirdės. Girdės. Yra tokia garsi viena frazė nutampyta. Menas priklauso liaudžiai. Tai ir Baroti galerija, ir apskrities dailininkų sąjunga artėja prie tautos. Tauta renkas gan smarkiai šeštadieniais, visai šalia. Nuo to perinam prie metų pavadinimo ir tostas. Turgus, kiaulė, auksinė kiaulė, vadinasi, geri metai bus. Tai už tuos būsimus auksinės kiaulės metus, kuri būna ten netoli. Ir visų sveikatą, kad visi metai būtų puikus. Gerai, nepadėk, nes aš noriu pasakyti, kad mes irgi labai dėkojam tau, kad mes dar vienus metus koja į koją, ranką į ranką, širdis į širdį nužygiavom, išbuvome kartu. Ir norim tave labai nuoširdžiai nuo galerijos, nuo mūsų kolegų pasveikinti su artėjančiom šventėm ir Barotis, žinodamas tavo gražų pomėgį, visą savaitę savo rankytėmis tau kai ką pridirbėjo. Taip kad Baroti, prašau, mes tau linkim labai skanių kalėdų. Ačiū. Įvertinti ir pasakyti. Ačiū labai. Tai va, laisvas. Na ir kadangi tokia diena, tai turbūt visi žinote, kad šie metai buvo tokie pakankamai gyvybingi mūsų bendruomeniai. Įsikūrė dar viena organizacija, kurioje dauguma iš mūsų irgi esame. Tai yra Klaipėdos kultūros bendruomenė, kuri iš tikrųjų sujudina tam tikrus vandenis ir manau, kad ateityje tikrai stipriai judins. Tai aš manau, kad tokia proga pirmininkas Tomas neseniai išlaisvinęs parodinės sales jau galėtų irgi tarti kokį žodį draugam, kolegom, kultūriniai bendruomeniai. Ženk, taurės turi, sakykit, tostus, laisvai paprastai. Nu, žiūrėkit, išgeriam už kultūrą, bendruomenę, stokit pas mus, viskas bus gerai, sveikatą. Trumpakalbis pirmininkas. Pala, nepadėk, tau turi kalbėti. Na, kadangi tu čia šiemet sublizgėjai mūsų auditorijoje su menais, daugelis reiškiasi yra apakę ir tikrai nežinojo, kad tu čia pas mus toks didis menininkas, tai mes tau dovanojam tokia irgi meninę dovanėlę, kad tu iš tų menų daugiau nebepabėgtum ir kad kuo dažniau mes tokius tavo darbus irgi galėtume dovanoti draugam ir artimiesiems. Būk sveikas, būk gyvas ir turėk jėgų kitais metais. Ačiū labai. Tai va, dar vieną tradiciją aš vis tik noriu pratęsti. Tai yra tai, kad mes kiekvienų metų pabaigoje padėkojam mūsų bičiuliam, kurie tikrai su mumis kartu daug dirbo ir padėjo mums dirbti viešindami mūsų parodinius ciklus, viešindami mūsų kitokią veiklą, tai yra mūsų spaudos atstovai žurnalistai. Aš matau, kad tikrai šiandien čia yra Aušra Gediminas. Matau, kad tai tikrai yra. Tai mes tikrai labai nuoširdžiai judinėm abiem mūsų nuostabiam Lietuvos rytui. Abudu, nesikuklinkit, abudu. Aušra. Na ką jau čia? Atsimti dovanėlą. Tai va. Tai mes iš tiesų labai nuoširdžiai norim padėkoti. Eilinį kartą už šitiek metų mes dėkojam ir taip nuoširdžiai. Jūs vis tiek mūsų nepamirštat, vis tiek nenustumėt mūsų į šoną. Ir tikrai apie mūsų parodas jūs ne tik rašot, jūs puikiai fotografuoti išmokite. Toj darysim jūsų fotoparodas. Tai iš tikrųjų labai ačiū, nepamirškit mūsų ir toliau. Mes tikrai stengsimės, kad būtume verti jūsų plunksnos. Sėkmės, viso geriausio. Artustus. Ačiū labai. Ačiū už dėmesį ir pagarbą žiniasklaidai. Galerijai kuo geriausios kloties šiuose patalpose ir tikiuosi, kad persikels grįš atgal ten, kur buvo, dar gražesnės patalpas ir galbūt net ir įsikurs policijos komisariate. Bendruomenė labai aktyviai padedama žiniasklaidos kovoja už šito pastato išsaugojimą. Žodžiu, o mes, taip sakant, turbūt visi liksime ištikimi jūsų draugai. Puiku. Aš nemačiau, ar atėjo Rita. Jeigu jinai yra, tai irgi jai didžiulis ačiū Ritai Bočiulytei, kuri taip pat visada yra mūsų didysis viešintojas ir Vakarų Ekspreso